Labrīt, pie kiekvienu rītu ainām pasileidiniet, bet iš pavasar išėjim patekom, arī matė ankstēji 6 atsikėliau. Tai niek nebuvo, paskiau išėjau, žiūr jau, tik, tas, kaip mes vadinam, pabirutės. Pradėjo snegti, šitą biškų snegą, vis šiaurinis šalts. Tai, nežinau, buvau galvojis, irgi biškį betonuotais kitiems aptvarams, bet rodė -4. Paskiau, kad nebūtų taip, kad cements sutrupės mums, ta prasme, gal šalti. Bet čia neaišku, kiek gaus, kiek čia šals. Jums vis tiek šilta, jau sparnas kedena. Trauks, žakiu. Pod grētu izsilakst. Viens ir teik pradējis sjost, kad polunt vēršās bandas pārdētējs. Jau žiūr skarsam. Pasišauš, visi sistēp. Vakar tā jau nebēnu uždariniet, nes bija priecīgs un par apat pastujiš nier, nes tas pradēja polti. Ne polti sjost, nežinau, vakar ir, anī bija. Šiaip, kad ejam dėmesį nekreip, tai vyks skirtum, nes aš pažiūrėjau praėjau negu už jan, ypač vakar, kad reikia uždarinėti. Žodžiu, pasileidinėjau, sneigalės, pasilga jau. I po to reiks ir priekapis svež, dar viš žvyr liek. Ten, kad betonuosim, nes kur rudau, kur įsilyginau. Ten norėjom tiems spiliokams aptvars pastatyti. Ta prasme, kāds geldēlis, kad turēt kur maudīties, ir taip toliau. Ko nenam toliau šertais, avis bļaun, kad visu laiku neiedis bērnukā lauka. Aha. Vilraudunu ir bļūdnieru. Ar viens bļūds kažkur tos. Eike tau. Vaisā pīkstās, ka rēk valgīt. Tur atskirā dieļoti. Es dabā jau vakšu izližoju. Neviens cik un kļauju biški. Rēk viešiek. Na kontin tokiai. Atsistot valgīt, ne. Rēk sokti, ratu strypti, būti pilnam bornam. Gerdas gal jāizkabļaun. Amība paliek su piļau pa šariuku. Tai valga. Tai va žadījom nešt atgal. Sakum, nesivakaus. Bet pradīšta. Ring šeinelis. Pilna borna. Ir naš 8 līdzdieļi, un tad tinkert līdzdieļi daros. Tai panašu, ka būs pagausējumi. Tikimės, viskas būs gera. Vai ryšneš ten. Pasmolkiam, paskiau mačiau yra pačių prisidėjus. Reiks pastebėti, kad čia. Vis tiek, kad bus nelaba graiž, kol maž paskiau, kaip įmėnau, koks jau pradeda panašėti triušiukus. Tai vandenį vištoms pasiims žmon, kad susipiltų pačiu, neis pasvažiu. Tai buvau tuik situacijai. Rytint aš filmavau, kad pačiu pradžiu, kad prisnegus buvai nesimatė. Aš praėjau, atrūdė viskas gerai ir tik sneigs praterp, užkart pradėjai matytis. Tai pas fazanų ir puvų aptvarą bandė lapis įkasti, kiek supratau, buvo paspovis sykas per tus tinklus, nors tinklus užlenks ir bet įsykas. Tai plunksnų buvo ir puvę išlaunys papliešti, gerą papliešti, nežinau, ko daryti, ar navarčia be išgys. Tai po to deina, įdeinuoju, išėjom, atsigėrėm kavos, praėjo gal kokį valandą laiką, sako, mes jam atvarkyti, akmenim sudėti, ta prasme, išdėti, įkasti akmenį, sutvarkyti, kad nebeilys, tai per tų tarp vėl buvo ateis. Tai dabar naktį, ton dvarneškį paleidam, nes mums ir labai jautras, luo rek, nerek, tai, kaip sako, apie niek nebebandė būti kasti niekur.
Tai padės vandenok. Et pasažių prisipyliuoti. Čia barniaus likutę išdavėm, kevalų neėda. Tai va, čia juos ar didelį akmenį sudėti. Matos tak aptinklus ir vidaus posilens. Nu, bet sugebėjai vis tiek. Čia vėl irgi akmenį sudėjom. Nu, bal stovų viskų, bet nėra tai kapkabau. O patinėlis matyt buvo ant šakų susilėps, bet nežinau, kodėl buvo nulėpus, net neįsivaizdavau. Kas jį norėjom savežu. Nu, lėps tavim ėdė. Ne pas monis. Ai, vien žodžiu. Dikaun guardai. Na, praleist, praeit. Nu, Jėzau. Neįmanom neįpeltyti. Va, stom šalin. Iš runklius. Paskombėt, kad išpjūjim eitus aptvarams, kur supėjimint versu. Tai varau pasikraus, pasiimt, po to reikės ten gružytais skelelis, izoliatorius susidėt, nusipirkau. Tik nesugalvoju, kiek šniūrų reik dėt jaust, nes šniūrų pirkau dabar jaustas, nes simaron reikės tvert irgi. Nu, sutvarkyti, nes, nu, padaryti jau aptvarką, jau meita bus. Tai net neįsivaizdau, na, 3 dėti bet te buvo perna do simarono bent uždėjus, tai gera buvo, nebėg tol, kol dursti, kur buvau, kol nepajot, kad elektras nėra, ton šniūrų nugliauži. Matys, kaip čia bus dabar. Dabar sivaž meitas, ne vis išpjūju vienau, liks legu pritrūk, bet sakė, ryto dabar išpjauti. Tai ateva dar turės, nes visas galus reik nusismailint, atsimeroti, kaip minėjau, susigrėžti, izoliatorius ir taip toliau. Įsimetėm tus meitas, atrodo tep. Tokiai 4x4. Tai va, kaip minėjau, reik visims išsimeroti, galus nulys, kad eit gerai, kalti žemę. Un vis sais. Šašliks, mama, šašliks, mama, būsim mama. Avens, mam 5 mams, 1 avens, 2 šašlika ir 6 vaka. Tai sumažino avių skaičių. Aišku, neiešant spjūvio, neikon iš visi, vis sais išvažiavo pas kitų augintojų, nes buvau jaunas nuo 3 iki 5 metų. Tai visi patenkinti. Išvažiavo toliau auginti, veisti. Čia dar vakų ir, o vien dėl to biškai sumažino vais. Nes matau, ton dervas suariau, noriu visas dervas atnaujinti, nes tu kiekį aš pernai turėjau, kad buvo apie 50-40 kiekvienų ten buvau. Daugiau, vien tarp pavasarį 80 buvau suvakas. Tai tiesiog tu eksploats turi užtverti 2 dainom į Vilnių. Ir net kad išvažiuojant darbauti, sakau, nu susiimsi labai sunkiai, tu tik parleki vėl, turi pėmint stverti, į vėl tverti. Kitas dalykas ir dar planuojam plėstis kitokias gyvūnas, o paprasčiausiai teik šiandien neužteks kiek, nu, jeigu viskas gera, teik bus. O paskiau, kad atsinaujins dervas, matys tada, jeigu kas dar prasiplės savim. Tai, nežinau. Buvau gaila, aišku, nes visas skėtis buvau čia nenumažas užaugintas, bet, nu, niek nepadarys. Kaip sakti, apie vyr. Ir, bet dabar jau galės palepinti tom pat kiek 20 viedrą tų traiškiai tų grūdų daudų. Pelnus tą ėdė, o kokios valandos runklių janoms bus geriau, nes nežinau, bus ką bus, matysim. Va, biškai apsipirkau. Izoliatorių, keber. Va tokių. Tai biškai brangesnį buvo, bet geresnį ir nelūžinį. Tai paskiau suktoks ir dadėts. Užsipiksau, kas toliau dar. Yra jaustas pirkau geriau matysies. To kaltus, 4 babovas, 4 pasimėjau, nes paskiau jį daug grungesnį. Tai iš sen vežėm buvau liek jaustas. Visur irgi jaustas. Ai čia ronkins, žodžiu, įėjimo, reiks užsiimti. Tas sukimas, grožimas, paskiau apsitverti plotus. Žodžiu, darbo bus. Varom naujų gyventojų pasižiūrėti, jeigu pavyks parsivešiam. Tai kon dar žadėjau sakyti, ten aišku ir didesnis žavis ir
ragutė bus. Tai nežinau, ką vyks suvaldyti, įvaldyti, ką pasikrauti iš, ta prasme, ant. Tai matysime, jeigu jau parsiveš, parodys jums ir taip toliau. Važiavo. Na, gyventume dabar iš karto užsitvers, užsidarėm tvart, nes nenorėjom vilą, be išėjai grįžom, nenufilmavau, nes Goltišios benėm buvau apie 12:01, kol susitvarkėm visko, eisas į tupos užsidarys, o tus pasilikau. Nu, tiesiog, kad bišk pripras, nes ten žmonės šerdavo, atvažiuodavo, pašertiniai, nėra jau tokie, kad ten galėtum glūstyti, bet manau, tas pas mus neilga bus, pres kiek laiko, tai lėsės iššukauti, glūstyti, nesitepšta, vat. Vėl meld gali prieiti arčiaus, nes mes tas svarbiausia niek nedarom. Vėl nusipausta, čia ir berniuks tas, čia ir mergaitė. Tai anu veislį ir Highlander, jauninį metinuką kažkas tuoki ir ta mergaitė lygu 2 ir kažkas netol 2. Tai užsitversiam, žiūrėsim, kas čia mums gausias. Tai matysim. Šią nepikti ir, kaip minėjau, neglostys, bet va šitą daug išrungs mergaitė valga, berniuks biškvungiau, bet sakau, pripratinsim. Paminės, tikrai, nieks tvart nelaikys, bus laukus gyvens, kol atula dabar džals į veimpus užsitversiam, o paskiau paleis išves į krūmynus, kur ir šaltinis veids galės gyventi vos ne kaip laisvėje, tik dabar. Norim, kad nors čiut prijaukėti, pabaigti aptvarsą, pradėti pabaigti, apsitvertus, meitelį susidėti, viską susitvarkyti, nes ir laiks, tai gal nusipjaustyti, paskiau tas izoliatorius susisukti, bet manau, iki peit, kaip sak, pakinties, paskiau išvesiam į lauks, galės vakščiai dar vezėti kokį eglį, koks mėdis ir nuvertis, partėjim ten jums į lauks, kad turėt kur išsikasyti. Arba pradėjo eiti į priekį. Tai va dalį kažkiek susiruošėm, krūvą važiuosim, pertais išvisim, kas kiek leikt, kiek trūkstam, kas, vienžiškas, ką gaus. Prisikrūvim, priekam, bildėsim į lauks. Neblogai, dabar tvėrėm šitą nupylimą. Nu tos pareinam, propylim į apatį, tai dabar, kaip ant abao minėš, dėl kokį mėdį nupjaut, kur ir ant nulūž įsitein, bet paprasčiau bus, man atrodo, man į meškį lyst kelistus metrus, nes anei čia tas pašaknis išės, kaip saktus, nudraskys tas šakas, nuės, aš manau, kažkiek dirvos nebesmelks, o daugiau čia niekinį nepadarbs, kaip sak dabar kampinį, o čia susidedi. Toliau matos, čia ganėtinai švaria ir taip pat ir išvinguriau ten, kur iki sulūžus mėdines toliau buvot matę, esu įsipjojus ten dalį ten. Tai toliau dar likiau nusipirkti šniūrų, nes paskaičiavau, kad aš trūks apie 150 metrų, tai dar nusipirkau 400 metrų. Tai dabar tikrai turiu čia užtekti, nežinau, simarūnų gal trūk, bet ir reikia jau dabar daug maž susistatyti, susižiūrėti,
kai ko trūks, kaip kas ir. Tai gal dabar nežinau, per mikrofoną nesigirdvi, bet kaip vis laik žiaurė didelis viesi ir parsinešiau družmų, ten ta žirklis, tai jas šakų dabar valytais. Čia dešimtiniai, dar likučia 30 keli, tai balkiuką, ne balkį. Ir ant toliau soktais įkaltais. Meitus pabaigėm susikalt tik meitus, dabar galvoju iš kart parsiveš šeim padės, kad, užtemsiam šniūrs nebereikėtų. Vėl pirmin atgal ten kalnuot būt, tai iš kart viską pasidarsiu, tepus dėjim beveik išei. Į darbą tepu lapinę, trūtai tas, kiek čia trunki kalt, bet kol sukaliu, tas kad tik šniūrų, nes neišviniuojam, nepiniuojam. Tai manau, dar šias porų valandų, kol suviniuojus, kol tas izoliatorius sukabinys, ta prasme durimi jėjėm, nuvainžiuoju. Va, šein pasidėjau, plots ir simarons, kur ir, čia, ten toliau, kur traktorius matas ten nemeškelys, ten numpylim, pareisi, vėl grįš atgal, dabar tai padėv parvarys traktorius, išvarys lauk ir šniurviniuose. Pasiskerstim iš darbas, žmon suvakas. Tu aš darau slaids drožos žeminėms, nes žeminėms dės po metrą reik bent 3 vienam peiminį, nes tas, kur pirkau peiminį pernai metą, buvo rekomendacijas 3 žeminimą, plus minus 2-3 metrą ilgą, viens nukėt į metrus į žemę, tai daugmaž tūks, tai jau 3 katiškis ei. Dureis apei, čia duris įsidėjau, dar mažą nusipirkau tuštą izoliatorių. Tai reikės šeinu vežti kažkur pasitvarkyti įdės. Dabar rulom padėjau, tai kaip pirmadien, šiandien penktadienis, pirmadien, kaip važiaus antradien, kur reiks nusipirkti, nes kad nereikėt vargti. Atvažiuosi, atkabinsi spakainę, kaip sak, padės, kiekvieniems nereikės. Varytais drožtais laidus ir rintais auselis tas, kaip sak, šaibas ir apsiviniuot, kad sukalti žemės į žeminėms, tai šiandien nebesuspėsiam, tai manau, rytoj iš ryto jau būsiam pabaigę viskų nuo ryt pos, tai galės parsivesti, paleisti į lauktus hailandukus. Pasidarbau žeminėms, va princip tep, ein step, ket step, tai aišku, viskų į žemę sukalt, čia pasiliksiu, prie kam peiminį pasijungs. Į murpelę tai padėti elektrą šmirauti. Ir paskiau pasiims peiminį, susidės, prisijungs, pabandys patikrins elektrą, peis daugmaž vis lauk. Visur trenk, jeigu viskas gera, tai bandys parsigabenti. Tu savo gintinsi jau, ar nežinau, kaip seksės, bet bandyti reikės. Tai čia ir su moterkelim užsukau, patepiau, kad nerūdyt kontaktus, ką būtų. Kol dabar reikės aušinti žemę. Susijungiau peiminį, laiduką pas elektros tinklų, dabar žodžiu. Padarmom, kaip tvirėm peiminį atskirą. Dabar laidą jis sujungi per vis 3 trenks, kad apsipras pažiūrėjau, tarkim, tu laidą nusoks prie to, jau pats netrenks. Čia kai jau apsipras, kad žulė perželta, ten kai šakelė sužydės, kaip sak, suaugs lapavis, kad elektra nenutekėtų. Tai princip tep. Dabar reikės pasijungti ir apeis, apsiveizėti, atrenk. Nes prieš tai buvo įjungis, svein šniūrs į tą trenk, prijungiau prie to antrą šniūrs į trenki. Matysiu, kas čia gausis ten toliau. Arbiausia ten miški. Atrū trenk, priekį visur trenk. Aišku, tu ten mačiau ir pirkti tų testerę trenką, netrenk, bet man pats geriausiai, jeigu pats pajaučia tavo testeris man su žolelį. Nes su rankom nenori 7 džiaulių patirti, kaip trenk, nes es viens tik bojus prisiliets, tai rank normaliai nutarp. Tai su žolelį pasižiūriu, jis pakainė. Jautas. Ui, gera kert. Tas kert. Tas viespot. Abatintalo. Trenk. Tai įbaisu tik situacijai, kad vasar. Sausra buvo pernai metų muslias ir netrenk, paėmiau vis, mazgas perriša, vis perėjim, netrenkė viskas, nežinau, atrodo veik paėmiau. Tai esu galvojau, kad reik iš batų išlėpti, galvoju pažiūrėsiu, gal žeminėm negaun. Išlėpavė, paliečiau jau su ranktė, aptrūp, ne, tai nebenorėjau daugiau tikrinti.
Atrenka, netrenka. Tai būna visko, kā apsāk, nu, kā vāks buvau augau, tai aš su ronkom čipinidau, tas piemins man pateikdau, ka porta. Bet gal nebūdau tokie stipri, kā dabānis. 7 džaulių ir 10 mačavi, 12 gali gauti. Nu, anims bus čia gera, kiek turėsiu tavo galos tais ragus, kur, nu, atrodo, visur, nu, trenk. Tai jau išlauks pats sunkiausias dalsens išsivesti, į aptvarą pasileisti, nes, ne vis tie. Nu, pasiėmė ir parsivedė. Bet tu labiau nepratį vedžiojam. Čia kampą pažiūrom. Trenk, trenk, trenk. Paleidom į laisvę. Dabar biškai gaut kokią nuselę apkėbus. Tai jau tas nie laukinė, bet, nu, reik prie laik vabalams apsiprast, dabar nauja aptvara, nauja sveitas. Gražiai valga. O koks nuselis. Nu ir pabandysim prijaukinti, kaip sako. Nie nematyti. Žiaurė tų meškų sulinda ir teritorijai tikrai nenapipėjimins, kaip ir užtverti. Žiūrės, kas kur matyt, kur gal neeit. Akščiau meškas rab, šaks lūžinė. Nežinau, mūsų žmont kažką prisileid labiau, nekreip dėmesį, pažiūrėjau, kad eini šneki kapiniek, bet vakar tai iš karto atsom laikus net neprieis per 50 metrų. Va, stova nod gražiai. Nu, nežinau, į darbą bus daug sanas, ta prasme prisijaukinti. O jau matau, iš kart meit nuvertint šniūrų. Skau, nes ane jei kiaurą turės priveizėti. Va. Tik paleidoma jau pridirbot. Patraukiau tų šaką. Da, to matau reik nuverst, nes tep išvartaliuojam, nu tas povens, va, tuos buvo, va, šitą tokį jaunę trūdėjau apvertim, kad nekliūti pėmin, bet vis teikim sugalvoj. Suragas matyteis. Padraskyti. Nu ir tep atrūd, va, šitą nėr labā bokšti. Nu, jau en gerin. Nu, kaip minėjau, daug darbi dėti. Prijaukintans, va, turi eiti. Bet, kai mums toks pašaukims į eiti, tai eisem. Nu, manau, bus gera, turės meškti, matytis plotus. Svarbiausia, kad nepabėgti. Nu, kol apsipras, paskiau jau, kai bus apsipratę, nei pats niekur nebeis. Kudė turi. Pamišks tą mešką krūms įtverti akims gyvuliams, nes anį paprasčiausia kasos. Ai, visur šinkvas būnas, nes tu kail dabar jis susivėlis, aš dar neprisileidžiu kautais, jis susivėlis, anį vat per tą šaksvas tu kailis, jis mauk seną ir po to gražesnis plauks paleikt. Gola neatsipūtent šitai anim dzineri. Nu, kon jūs, kiek tų museliuk matos, man čia to. Na, ko jūs? Ramzi nori. Nu, tu šiek tiek vabalų dėlis. Matos atlauk šitą mešką. Na va, gyven. Apsiprasti šias. Manau, viskas bus gera. Ačiū, kad žiūrėjau, tam kartu teik susimatysim kitus video, nes naujas aptarskis irgi reik toliau daryti. Tvarkytais, tai iki.